Tęsime infodieną. 100 milijoninės ES baudos Meta ir Apple korporacijoms už konkurencijos taisyklių pažeidimus yra ekonominis plėšikavimas. Tai pareiškė Baltieji rūmai, reaguodami į naujausias baudas iš Europos komisijos. Karolio Makricko, technologijų žurnalisto iš žurnalo Valstybė, paklausė, ar tos baudos 200 ir 500 milijonų Metai ir Apple yra didelės. Pačioms bendrovėms, aišku, tai nėra didelė suma susimokėti, gal jums, kaip sakant, joms labiau vairuoja tai, kad tai joms davė 60 dienų pasitaisyti, ką jos daro blogai ir įgyvendinti tos sprendimus, o jeigu ne, tai tada kasdien, kaip sakant, eis papildomos baudos ir ES, aišku, bauduoja didelės technologijų bendrovės ne pirmą kartą ir būtent tai galbūt, kaip sakant, gąsdina jo labiau, kad tiek Facebookas, tiek Apple buvo Trumpo inauguracijų susimokėjo, kaip sakant, Trumpui papildomus pinigus, kad tokie dalykai nevyktų. Trumpas irgi buvo perspėjęs šių metų pradžioje, kad ES tegul nebando kabintis prie mūsų technologijų bendrovių, kaip jie sako. Už ką konkrečiai dabar yra tos baudos? Nes tai tikrai nėra pirmos baudos, reikia manyti ne paskutinės, bet šitos už ką? Jo, tai dar reikėtų pastebėti tai, kad ten tos baudos buvo minimalios pagal tai, ką galėjo gauti, nes ten yra 2023 metais įsigaliojo toksai skaitmeninių rinkų aktas, kuris nurodo tam tikrus dalykus, kaip JAV ir bet kokios kitos technologijų bendrovės turi veikti ES. Tai konkrečiai Facebookas gavo už tai, kad neleido vartotojui pasirinkti opcijos, kai aš noriu naudoti Facebooką, bet aš nenoriu duoti savo asmeninių duomenų. Dabar jis leidžia rinktis tai, kad tu arba susimokėk kaip savo abonentinį mokestį kiekvieną mėnesį ir mes tau tada nerodysim reklamos, arba tu atiduok mums savo asmeninius duomenis ir mes tau rodysim su asmenintą reklamą. ES sakė, kad turėtų būti kaip ir trečias variantas, kad tu nenori duoti savo asmeninių duomenų ir gauni tą bendrą reklamą, kuri nėra nutaikyta į tave. Ir būtent tai, kaip sakant, Facebookas pavadino tarifų ir, kaip sakant, skundžias, kad... Populiarus žodis dabar čia šiais laikais. Jo, jie akcentavo tai, kad sako, kodėl JAV bendrovės turi susimokėti už tai, kad Europos vartotojai turi skirtingas taisyklės arba Kinijos. O Apple gavo už tai, kad vėlgi jie turi savo uždarą ekosistemą, taigi, kad kai tu nori įsirašyti programėlę, gali įsirašyti tik tais iš jų Apple Store. ES sakė, kad ne, tai neskatina konkurencijos ir mes norim, kad visi galėtų įsirašyti programėlės iš visur. Apple sakė, gerai padarysim, bet jie padarė tokiu principu, kad tas programėlių kūrėjas turi papildomas jiems Apple'ui mokėti pinigus už tai, kad leistų galimybę vartotojams išeiti kažkur kitur, atsisiųsti kitur. Ir jo labiau uždraudė, kaip sakant, jeigu tu pranumeruoji kažką, tarkim Spotify ar dar kažkokią paslaugą mėnesinę, kad neleido tam vartotojui išeiti iš Apple parduotuvės ir tą paslaugą įsigyti kažkur kitur, kuri būtų buvusi parduodama pigiau. Karoli, tai yra tik tai detalės, tokiam labai dideliam paveiksle, galima sakyti, tų technologijų karų, transatlantinių technologijų karų. Kur viskas juda? Manau, juda, kad Amerika, kaip sakant, Trumpas atsakys į ES šitos reikalavimus ir tikriausiai atsakys tarifais kažkokiais, nes būtent labai sutampa tas 60 dienų terminas su nukiltais tarifais, o manau juda link to, kad gali net galbūt kažkas iš, kaip sakant, kažkokių paslaugų mes Europoje negautume. Iš tų didžiųjų korporacijų, ar ne? Pavyzdžiui, negalėsim naudotis Google paiešką, arba negalėsim naudotis Instagramu, arba dar... Jo, ne tik, kad gal kad pilnai kažką, bet, tarkim, būtų toks pavyzdys, kai, tarkim, Apple'as išleidžia kažkokias dirbtinio intelekto programėlės pagalbinius dalykus ir, tarkim, Europos vartotojai negauna visų pirma dėl to, kad ES, tarkim, riboja ir turi savo atskirus reguliacijas dirbtinio intelektui, bet galbūt, kaip sakant, pats Apple'as sako, na, jeigu jūs ten taip norit ir ten jums taip nepatinka šokti, kaip mes grojam, tai jūs tada visai nešokit, tai mes jums negrosim. Bet mes girdėjom tą anksčiau, ar ne? Ir dabar turbūt reikėtų tik tai padėkoti Europos Sąjungai, Europos parlamentui ir komisijai už tai, kad dabar visi tie krovikliai, ar ne, visi laidai tinka visiems įrenginiams, nebereikia maišytis. Mes girdėjom, kad Apple'as pyko labai dėl to. Mes girdėjom, kad jie sakė, čia jūs stabdot naujoves, inovacijas ir panašiai, bet galiausiai pakluso. Ja, tai yra taip vadinamas Briuselio efektas, kad kai ES kažką susigalvoja,
Lietuvoje, ilgainiui tą perima visas pasaulis, tarkim, tas pats GDPR-as, tai po kurio laiko Kalifornija susigalvojo savo niuansą, Brazilija susigalvojo savo niuansą ir taip toliau. Lygiai taip pat su tais pakrovėjais, galų gale visi pasaulio vartoti nuo to apsidžiaugia, kad ES pramušė ledus to klausimu ir pramušinė kitais dalykais. Aišku, yra kažkokių dalykų, dėl ko mes, kaip sakant, atsiliekam. Kas yra pirmaujantis tuomet šiuo metu? Jungtinės valstijos ar visas Europos blokas technologijų klausimų? Galbūt iš tikrųjų tos Briuselio taisyklės veda visus kitus į priekį, kaip tu pats sakai? Aš manau, kad tos taisyklės yra labai gerai vartotojams, bet tuo trumpuoju laikotarpiu, nes ilguoju laikotarpiu gali būti tai, kad ta konkurencija neatsiranda ir mes neturime kaip ES gyventojai savo analogų tiems didžiosiams technologijų bendrovėms. Iš ties neturim, ar ne? Jo, neturim jokio didelio socialinio tinklo, neturim savo Apple, dar kažką yra maži ten vienetiniai šalies ar Europos masto startupai, tai tarkim, visų pirma, jeigu aš būčiau ES, tai tuos pinigus už baudą surinktas, tai duočiau, kad kažkokį sukuri startupų fondą ir išdalinį, kad skatint konkurenciją. Yra dar paraleliai vykstantys keli kiti teisminiai procesai ir vienas iš jų gali priversti išskaidyti korporaciją Meta, parduoti Instagram arba parduoti WhatsApp, ar ne. Taip pat yra ir noras iš ChatGPT kūrėjų OpenAI nupirkti populiariausią naršyklę Chrome. Galbūt čia taip pat yra ta kryptis, kad didžiosios korporacijos, kur daug visko sutelkta, pamažu skaidysis ir mes turėsim mažesnių, bet taip pat galingų. Jo, yra tas niuansas, aš irgi sakyčiau, kad galbūt nėra tai, kad Europa prieš technologijų bendrovės, yra labiau, kad reguliatoriai prieš technologijų bendrovės, o reguliatoriai yra ir JAF, ir Europa ir taip toliau. Skaidyti norima, nemanau, kad tai pavyks, kad OpenAI nusipirks Chrome, irgi čia toks daugiau pletkas negu tikriausiai realybė. Bet, kaip sakė, niekada negali žinoti, o tų baudų tai yra. Vien Google'as, man rodos, ten grasina jau milijardiniam baudom Jungtinė karalystė, ne visai Europos Sąjunga. Gerai, bet jeigu Trumpas atsakys dar labai trumpai, tai kam jis tuomet galėtų atsakyti, jeigu Europa neturi tokių analogų, kaip turi Jungtinės valstijos, silicijos slėnis? Aš manau, kad Trumpas atsakys, kaip visą laiką atsako Europai, tarifas ant plieno pramonės. Nes tas skaudžiausiai mums kol kas baudžia.